Sveiki! Dažnai sulaukime klausimų, ar įmanoma susirinkti profesionalią vaizdo stebėjimo sistemą neišleidžiant tūkstančių. Šiandien rankose laikau 2 Hiluk modelius ir tai yra gana populiarūs įrenginiai, įrodantis, kad 4 megapikselių vaizdas yra prieinamas kiekvienam. Šiame video apžvelgsiu, kodėl tai yra geras pasirinkimas smulkiam verslui ar namų apsaugai ir žinoma parodysiu, kaip jos filmuoja realiomis sąlygomis. Taigi, pasižiūrim, ką įdomaus gauname šiuose dėžėse. Taigi pradėkime nuo formų. Turime bullet tipo, cilindrinę kamerą ir dome tipo, kupolinę kamerą. Bullet modelis puikiai tinka montuoti ant sienų. Jis populiarus, nes įprastai veikia kaip ir vizualinis atgrasimas. Iš tolo matosi, kad teritorija yra saugoma. Na ir kupolinė kamera yra kompaktiškesnė, ją lengva sumontuoti po stogeliu ar viduje ir žinoma, ji mažiau krenta į akis. Abi kameros turi IP67 sertifikatą, tai reiškia, kad jos visiškai nebijo drėgmės ar dulkių ir žinoma, lietuviškų šalčių. Geriausia dalis montuotojams tai PoE palaikymas. Tai reiškia, kad jums nereikia jokių atskirų maitinimo blokelių prie kiekvienos kameros. Tiesiog jungiate tinklo laidą iš kameros į įrašymo įrenginį ir viskas. Vaizdas ir maitinimas keliauja tuo pačiu kabeliu. Viduje gaunam hermetiškas jungtis, montavimo varžtelius, pačią kamerytę, šiek tiek instrukcijų ir montavimo šabloną. O dabar svarbiausia dalis – vaizdas. Čia matote 4 megapikselių raišką. Atkreipkite dėmesį į detalės, kad vaizdas matosi aiškiai. 2,8 mm objektyvas suteikia apie 100 laipsnių matymo kampą, todėl viena tokia kamera galite padengti tikrai plačią teritoriją. Kai sutemsta, kameros automatiškai persijungia į naktinį režimą. Integruotas AR pašvietimas šviečia maždaug iki 20 metrų. Kaip matote šiame įraše, net visiškoje tamsoje vaizdas išlieka vientisas, be stiprių triukšmų, nes naudojama efektyvi triukšmo mažinimo technologija. Daug kas bijo sudėtingų nustatymų, su Hiluk viskas labai paprasta. Tai yra realus jungiam ir naudojam variantas. Jei naudojate Hiluk arba Hikvision įrašymo įrenginį, tokios kameros yra atpažįstamos automatiškai. Taip pat nereikia būti IT specialistu, kad matytumėte vaizdą savo telefone. Per HiConnect programėlę prisijungite prie sistemos per kelias minutės ir savo turtą galite stebėti iš bet kurios pasaulio vietos. Taip pat, kaip jau pastebėjau, ant dėžutės kameros naudoja H265 video suspaudimą ir tai reiškia, kad kietasis diskas jūsų įrašymo įrenginyje užsipildys gerokai lėčiau nei naudojant senas technologijas. Apibendrinant, jei jums nereikia dirbtinio intelekto, kuris skaičiuotų žmones ar atpažintų veidus, o tiesiog norite kokybiško, stabilaus ir ryškaus vaizdo už protingą kainą, šie modeliai vienareikšmiškai yra lyderiai. Tai galima sakyti yra darbiniai arkliukai, kurie tiesiog atlieka savo funkciją 24 valandas per parą. Visas techninės charakteristikas ir geriausius kainos pasiūlymus rasite pas mus svetainėje. Nuorodas taip pat paliksiu šio video aprašyme. O jei vis dar turit klausimų, būtinai pasidalinkite jais komentaruose. Būtinai padėsim. Manau, šiai trumpai apžvalgai tiek. Nepamirškite uždėti piršto į viršų, užsiprenumeruoti kanalą, įsijungti varpelį, tokiu būdu nepraleisti pačių naujausių kamerų apžvalgų. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.